ateik į čia, ateik lėtai ir jauskis patogiai. Įsijausk į savo kūną, neskubėk. Neskubėk ir lauk ateinančio atsipalaidavimo. Skirk laiko tam, kad pastebėtum, kas tau dabar yra gerai. Galbūt norėtum pasiraižyti ar žiovauti. Mėgaukis tuo, kad tavo savijauta yra svarbi. Ir dabar gali pailsėti. Jausk malonų galūnių sunkumą. Tavo rankos ir kojos maloniai šiltos ir sunkios. Pajausk malonų savo kūno slydimą į atsipalaidavimą. Leisk savo vis giliau ir giliau pasinerti į patogią ramybę, kaip lašas, kuris lėtai krenta iš debesies į žemę ir visiškai ramiai slysti žemyn į savo giliausią širdį. Mėgaukis čia supančią ramybę. Foninis triukšmas pamažu išnyksta į melodingą šnypštimą ir mano balsas vis labiau veda į gilią ramybę. Kurį laiką klausykis savo kvėpavimo, kuris lydės tave atsipalaidavimo metu. Dėkinga įtampa pamažu tirpsta ir tavo galūnės tampa minkštesnės, raumenys laisvesni. Galbūt šį dėkingumą lydi ir džiaugsmo jausmas. Malonu, kad gali paleisti čia ir dabar, šią akimirką. Ir tiesiog mėgautis ramybe ir tyla šiuo metu. Tai džiaugsmo akimirkos, kurios atneša jaudinantį lengvumą. Dabar skaičiuoju nuo 10 iki 1. Tu leidi sau vis daugiau ir daugiau paleisti ir grimzti gilyn. Nuo 10 iki 9 paleisti vis daugiau. Su 9 pajusi, kaip gili ramybė ir atsipalaidavimas atneša tave į 8. Malonus ir atsipalaidavęs džiaugsmo jausmas sklinda su 7. Gili harmonija pripildo tave su 6, gili ramybė paliečia tave su 5 ir leidžia tau nugrimzti toliau. O 4 padeda daugiau paleisti ir viskas aplink tave tampa minkščiau ir švelniau. Leisk tai vykti. Ir leisk viskam tekėti su 3. Su 2 atsipalaidavęs ir laisvas. 2 suteikia tau laiko sau, laiko atsipalaidavimui. 1 padeda tau pasinerti į savo vidinę vaizduotės erdvę. Bėga dienos, bėga mėnesiai, o laikui bėgant, gyvenimiška patirtis teka su mumis nenutrūkstama srovė. Būna dienų,
kurias norisi pamiršti. Ir būna dienų tokių, kurios gražios ir švytinčios. Viskas pavyksta iš karto ir džiaugsmas grįžta į tavo namus. Tu pats nusprendi, ką daryti su debesuotomis dienomis. Ar pastatyti jas į kalno viršūnę ir leisti joms viską valdyti? Galbūt. Jos taip pat tapo lemiamu veiksniu tavo ankstesniuose veiksmuose ir darbe. Žinoma, tokios dienos taip pat yra tavo gyvenimo dalis. Ir visi su jomis susiję jausmai. Emocijos gali mums tiek daug pasakyti. Tavo jausmai yra tavo širdies ruporas. Dažnai mes ne visada klausome jų ir tiesiog toliau dirbame, neatsižvelgdami į savo gerovę. Bet galima pasakyti ir sustok. Nenustok sąmoningiau elgtis su savimi. Išbandyk tu, dabar esi čia. Ir kartais tavo mintys vis dar sukasi apie tavo kasdieninio gyvenimo problemas ir įtampą. Arba tu tik galvoji apie mano žodžius. Paleisk. Visada lengva pasakyti, bet ne visada lengva padaryti. Todėl gali išbandyti šiuos veiksmus. Tu turi puikų pagalbininką. Ir tai yra tavo kvėpavimas. Kurį laiką klausykis jo ir pajus, kaip jis dabar suteikia tau naujos ir galingos energijos. Dėkingai vertink tai ir pajausk kvėpavimo ritmą taip, lyg žiūrėtum į save iš šalies. Pajus kiekvieną mažą savo kūno judesį, kaip kvėpavimas teka per burną ar nosį, kaip jaučiasi oro srautas. Pastebėk kiekvieną smulkmeną taip, lyg tai būtų pirmas kartas ir kupinas mažų stebuklų. Taip pat atkreipk dėmesį į trumpą tylą tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Ar ką nors pastebi? Tiesiog sutelk dėmesį į save, galvok apie save šią akimirką, absoliučiai sąmoningai. Kokie buvo tavo jausmai, tos mažos akimirkos, kai užsimirštama, arba dar geriau tos akimirkos, kai nuolat nesukama galvos dėl gyvenimo dalykų. Tos akimirkos gali būti labai brangios. Dabar įsivaizduok, kad tavo širdies centre yra maža švytinti sfera. Dabar pagalvok, kurios tavo gyvenimo akimirkos buvo ypač laimingos. Ar buvo kokių nors
ypatingų potyrių, kurie ir šiandien kelia tau šypseną. Gal vaikystėje, kai tu su kitais šokinėjai miške ir per pievas, gal žaidimo aikštelėje. Taip pat gali būti, kad tai buvo gimtadienis arba tiesiog kažkas, kas dabar ateina į galvą. Kiekvienas iš mūsų turi savo ypatingą patirtį, kuris sukelia mumyse laimingas mintis. Pajusk šią akimirką dabar. Pajusk tai. Ir pažiūrėk į vaizdus, kuriuos tau siunčia tavo pasąmonė. Šios akimirkos yra tokios brangios ir leidžia tavo kūnui ir širdžiai tapti nuostabiai šilta ir švytinčia. Dabar įsivaizduok, kad į šį kamuoliuką įdėjai visus savo teigiamus prisiminimus. Pažiūrėk, kaip jis šviečia ir švyti. Taip pat gali pastebėti nedidelę vibraciją ir pulsavimą. Žaisk su šiuo kamuoliu vaizduotėje. Leisk jiems lysti visų tavo kūno, galbūt nuo širdies iki dubens dugno, į kojas, iki kojų pirštų. Pajusk jo judesį, kuris viską pakelia į teigiamą vibraciją. Pastebėk savo laimingas mintis ir kad tai darai, tavo energijos rutulys lysta į kiekvieną tavo esybės ląstelę. Gyvenimas taip pat remiasi traukos dėsniais. Tegul ši nuostabi galia ir toliau vibruoja tavo kūne. Taip pat gali išgirsti garsą arba suvokti spalvą. Sukurk kamuolį taip, kaip tau labiausiai patinka ir naudok jį kaip įrankį tolimesniam gyvenimui. Primink sau apie savo laimės ir džiaugsmo energijos kamuolį, kad tik tau prireiks teigiamos energijos. Kiekviena diena ir net kiekviena sekundė yra galimybė atkurti savo gyvenimą. Tu jau tiek daug patyrei ir dabar pats laikas nustatyti savo kelią. Būk pats savo pavyzdžiu ir judėk į priekį. Pasitikėk savimi ir savo sugebėjimais. Jau turi daug įrankių, kurie gali padėti tau susikurti savo ateitį. Tu to nusipelnei ir tavo teisė būti laimingam. Taip pat leisk sau pasakyti ne, jei kažkas tau netinka. Tu turi teisę tai daryti, kai kas nors vagia tavo laiką ir energiją. Tokiais atvejais pajausk savo vidų ir nuspręsk, ko nori pats. Jei šiuo metu jaučiatės nesaugiai, panaudok energijos kamuolį kaip savo įrankį.
ir pajausk jų galią. Pajausk, kaip jo teigiama energija tave užpildo pilnai. Šią akimirką taip pat mėgaukis kontaktu su savimi. Pastebėk savo ramų ir atsipalaidavusį kvėpavimą, lydimą raminančios kamuolio jėgos. Taip pat gali jausti, kad jis šiek tiek vibruoja ir teka. Pastebėk gilią ramybę, kuri užpildys tave. Pailsėk, kai tau to reikia, ir pasirūpink savo kūnu. Tu nusipelnei jaustis gerai. Galbūt ateityje norėsi daugiau dėmesio skirti teigiamiems ir įgalinantiems gyvenimo dalykams. Leisk neigiamiems dalykams pratekėti pro tave. Akimirką stebėk juos ir tada grįžk į ryškią savo gyvenimo šviesą. Pasakyk taip savo gyvenimui ir savo laimei. Leisk savo atsiverti ir priimti gyvenimo dovanas. Ir kol jauti malonų gilaus pasitenkinimo jausmą, gali ir toliau paleisti viską, kas ne tavo, viską, kas nebetarnauja. Gali eiti ir galbūt iš karto pastebėsi reljefą, kuriam leidžiama vis labiau plisti. Leisk šiam jausmui ir toliau augti. Ir su palengvėjimu taip pat pajausk gilią ramybę, kuri dabar tave lydės budrėjame pasaulyje. Giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpk, pajusk, kaip krūtinėje kyla ir leidžiasi tavo kvėpavimas. Pajusk gilų atsipalaidavimą. Jei nori žiūvaut dabar, tai žiūvaut. Jei nori pasiraižyti dabar, tada tai padaryk. Šiek tiek suspausk rankas į kumščius ir įdėk į juos daug jėgos. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Lėtai grįžk į čia ir dabar, į savo pasaulį.